Tai yra brangiausias buildas, kokį aš darysiu ir liesiu savo gyvenime. Aš brangių dalykų neliečiu. Yra priežasčių. Nesigilinsim. Šiandienos buildas bus su Ryzen 9 9900X, 64 GB DDR5 ramais, RTX 5090, 32 GB Aoruso variantas į labai gražų fraktalo korpusą. Kiti komponentai bus paminėti pačio buildo metu. Važiuojam! Gigabyte X870 Gaming Wi-Fi 6 motininė plokštė. Kas įdomu, kad šitas buildas nėra gamingui. Iš tikrųjų, žmogus šį buildą perka redagavimui ir vizualizacijoms su animacijos. Nes būna tada labai gerai, labai gerai. Ryzen 9 9900X. Įdėsime procesorių. Sekantis yra ramai, palaiko iki 6000 MHz. Turim Lexaro NM790 2 TB NVMe, palaiko iki 7400 greitį, skaitymo, rašymo. Lexaro yra patvarūs labai SSD. Lexaras yra viena iš vienintelių įmonių iš tikrųjų, kuri yra pilnai sertifikuoti gaminti storage media visą fotografijos įrangai. Šitą įdėsim į orkaitą, vėliau išimsim, kai bus paruošta. Kodėl visą laiką aš darau buildus su didžiausiais korpusais, kad padedu juos ant stalo? Manęs nesimato. Tu, nestumk ant manęs. Tu turėtų būti šoninis čiūvas. Žinau, tai yra EATX Fractal Meshify 3 XL su ARGB, pusiau grand revealas. Ar kiek jisai įsielektrinės? Au. Čia yra apačia. Labai minkštas polistirolas. Blia, man rimto, koks jisai sunkus. Graži dėžutė su visais ekstra varščiukais ir visko, ko gali prireikti. Wow! Panelės laikosi ant magnetų, 3 dideli ventiliatoriai. Magnetai iš tikrųjų galėtų būti biški stipresni ant šito korpuso, nelabai laiko stipriai. Tai kad priekį šito kompo sulankstytų. Tuoj aš jūs sulankstysiu. Kas yra įdomu, matot, čia nieko nėra, ne? Čia šitas nusiema, kad galėtum aušinimo įdėti. Tai reiškia, jeigu čia aušintuvų nededi, kad spaudimas geresnis būtų, užsidaro. Iš priekio nelabai ką daugiau galiu pasakyti, taip yra čiuožykla. Man, ant klipų. Visi turi fraktalo logotipą ant jų. Nice touch, tikrai. Įsiardom ir pasižiūrim, ant kiek įdomus laidai. Kokius laidus iš tikrųjų turim. ARGB ir ventiliatoriai. Gerai. Front panelis. USB 3 audio ir USB-C. Reiškia, čia yra USB-C ant viršaus. Dabar man labai įdomiai atrodo, nedaug korpusų naudoja tokio stiliaus mountingą maitinimo bloką. Aš įdedu ekstra ventiliatorių iš karto, 140. Sakau, gal inkilą dedam, žiūrėk, koks didžiulis korpusas. Aš noriu išsipakuoti maitinimo bloką. Seasonico Vertexas 1200 8+ Goldas. Kas įdomu su Seasonicu? Seasonicas yra vienas iš S-tiero gamintojų maitinimo blokų. Gerai, pasižiūrim, kas įeina į šią dėžę. Maitinimo blokas, Seasonico Z-teškės. Fainas maišelis. Čia bus visi reikiami laidai. Dar nei vieno maitinimo bloko gaminto nemačiau, kad būtų su šitais plastikiukais, kad gražiai sumauti laidus. Seasonicas suteikia 12 metų garantijos šitokiam produktui. Ok, čia labai nice. Gerai, kol kas pasidedam į šoną šitus dalykėlius, visus kokie dideli finai. Yra. Žinoma, jisai yra pilnai modulinis, gold reitingas, hybrid mode mygtukas yra. Iš tikrųjų nežinau, ką jisai daro. Kiek žinau, dedasi šitai. Pasiimsime fraktalo pačius varžtus. Ar užteks man vietos visiems šitiem grožiam sujungti, kad kamera matytų? Nežinau, ar pagrindinė kamera mato. Maitinimo blokas yra. Dėsime motininę plokštę. Daroma dar vieną pylą. Koksai negeras pylas. Kodėl, kaip aš filmuojusi, niekada pylai geri nesigauna? Kaip negražiai. Kaip negerai. Kiek aš aplipau. Motininę įdėjom, pastatom, kad matytųsi. Norit išimti motininės, nereikia kišti pirštų tarp komponentų iš šono. Labai lengvai galite Prieš dedant aušinimą, kitus komponentus, aš mėgstu prasivesti maitinimo bloko bent jau laidus procesoriui ir pagrindiniai motininiai plokščiai. Turim pagrindinius Seasonico laidus. Mums reikia
24 pinų, 8 pinų, 4 pinų. Turim 2 CPU naujosios jungties iš Nvidios, štai šios. Maitinimo laidas įdėtas. Gerai, kad pažymėta, kuri pusė eina į maitinimo bloką, o kuri pusė eina į komponentus. Nenorėtum netyčia ne tos pusės įjungti. Laidukus jau kaip ir greitai aptvarkėm. Vienas dalykas, kas man nepatinka ant šitos motininės, tai yra, kur USB-C headeris jungiasi. Visos jungtys viskas gražiai pasislepia, bet šitas laidas nenori. Yra brandas, kuris man labiausiai patinka iš korpusų. Lian-Li man labai patiko. Patinka bildų video, va užsiminiau Lian-Li. Galėsite pasižiūrėti mūsų video, kur mes darėm bildą vienam iš pigiausių Lian-Li korpusų, Lian-Li A3. Kas šituose, aš net nežinau. Čia tik tai Inteliui. Jesus Christ, kiek čia daug varžtų. Ne visi aušintuvai reikalauja tiek daug varžtų ir priedų. Nice. Left, right pažymėta. Labai smagu. Sakiau smagu. Sakiau smagu. Pažymėta nebūtų smagu. Nebūtų labai smagu. Gerai, dabar žiūrim, kaip mums susidėti ant AMD. Dabar dedam right ir mes žinom, kur įdėti, nes jisai yra pažymėtas. Įdomiai padaryta sistema. Čia yra vienas iš geriausių aušintuvų, ką gali nusipirkti. Jie brangus ne be priežasties. Aš tiesiog pakeliai užėjau. Kompiuteris ir aš. Gerai. Vadinasi, šitos procesorius tik 4 rankom. Viskas. O čia kaip gimikas daugiau. Čia gimikas. Jisai aušina, ką truputėlį gal aušins biškį šitą bloką. Man pabandyti, aš labai noriu. Aš irgi noriu. Viskas jau uždėjo, dabar jau neįdomu. Nuimti vėl? Ne. Gintaras ateina į kadrą, iš karto pasinemetį. Ačiū. Tai va, endingas. Kolegos paminėjo, aš net nepastebėjau, čia yra USB Type-C ventiliatoriai ir per Daisy Chainą sujungti. Tai reiškia, čia juos powerinti galima nuo bet ko ir daug jų sujungti. Tiesiog naudojant paprastą USB Type-C kabelį. Įdomu, malonu po tavo sijonų. Liko įdėti patį paskutinį komponentą, mūsų gražią Gigabyte Aorus RTX 5090 vaizdo plokštę. Čia pats brangiausias dalykas, kokį aš esu laikęs. Nebereikalo. Eikit jūs visi. Laido, kurio mes nenaudosim. Breketas, kad vaizduškė nesegintų. Ventiliatorius, lipdukas. Realiai pagrindinis dalykas, ką mes norim pamatyti čia, tai yra pati vaizdo plokštė. Būgnų. Pylas? Pylas. Eilinis pylas iš jų fucking lievas. Šita vaizduškė su ekraniuku. Gali per nuo pylą padaryti, aš neužšaukiu. Davai, greičiu. Uždedam paskutinius dangčius, panelės, metalus. Dedam priekinį stiklą. Atsiprašau, bet man Fractal dizainas nepatinka, bet pasižiūrim, ar bent jau kompiuteris įsijungia. Vienas iš įdomesnių korpusų ir bildų, į kurį aš esu rinkęs. Sorry, Fractal Design, man šitas korpusas nelabai patiko. Yra keli faini dalykai su juo, labai daug vietos cable managementui iš galo, tačiau nelabai apgalvota dėl vietos, ypač jeigu yra didesnė vaizdo plokštė su savo laidų paslėpimais ir tokiais niuansais. Maitekas, vaizduškė, turi ekraniuką. Ko gali daugiau reikėti? Šis bildas, kaip ir sakiau, vienas iš įdomiausių, kokį aš esu daręs. Ir laukite mūsų kito PM9 bildo. Žiūrėsim, kuris išeis pirmas. Važiuojam! Au! Pasiruošęs, Jori? Filmuoja? Šitas prašau, kad pateks į vidosą. Turi patekti.